Sveiki draugai, jūsų dėmesį dar vienas trumpas video reportažas, kuris turi anonso charakterį. Kaip matote, pas mane ant stalo yra dėžė, kurios viduje yra lempinis stiprintuvas Marantz Model 8BK. Ir tai yra aparatas, kuris dar nėra paruoštas naudojimasi, nes skirtingai nuo jau galutinio produkto, kuris yra išleidžiamas, šis yra konstruktorius. Dar mums patiems jį teks surinkti tam, kad galima būtų įvertinti ir pasiklausyti. Ir, kaip ir visuomet esu savo pažadėjęs, kad stengsiuosi jums parodyti kuo įdomesnį turinį, tai yra, kad jisai būtų absoliučiai ekskliuzyvinis, ne tik tai Lietuvos mastu, bet ir globaliai. Tai šį kartą bus video reportažas apie tai, kaip yra surinkamas būtent toks konstruktorius, nes tuo metu buvo ne tik Marantz, bet ir Luxmano stiprintuvų, kurie buvo išleidžiami pagal kitą, sakykime taip, liniją, jau taip vadinamas Lux kitus, kuriuos reikėdavo patiems surinkti. Na ir tokių aparatų vertė visuomet labai stipriai priklausydavo nuo to, kaip jie buvo surenkami. Jeigu nebūdavo surenkamas tikrai nepedantiškai ir gražiai, tai aparatas tikrai turėdavo aukštesnę vertę. Ir jeigu jisai būdavo surinktas, bet kaip matome, vėlgi būdavo šiek tiek mažesnė vertė tokio aparato. Tai ką mes turime čia? Mes turime dėžę, kurios viduje yra visi reikalingi komponentai tam, kad surinkti šį stiprintuvą. Tai pabandysiu aš dabar užtvirtinti kamerą štatyvo ir padaryti tokį kaip ir unboxingą, pristatyti bei parodyti, kokios yra sudedamosios dalys šioje dėžėje. Ir galėsite pasižiūrėti. O vėliau jau, kai parodysiu visus čia esančius elementus, komponentus, po truputėlį perėsim jau prie surinkimo stadijos ir, žingsnis po žingsnio filmuosiu visą procesą, parodysiu, kaip visa tai yra atliekama, su kokiais sunkumais tenka susidurti ir, kokius sprendimus tenka naudoti tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas surinkimas štai tokio faino suaugusiems audiofilams skirto Lego konstruktoriaus. Kamera patalpinta ant stovo, turiu abi laisvas rankas ir galima užsiimti dabar jau dėžės išpakavimą ir pasižiūrėsim, kokius komponentus yra atėjęs čia gamintojas ir vizualiai galėsime apžiūrėti viską. Tai pradėsime nuo to, kad čia pas mus yra apatinis dangtis, absoliučiai naujas matosi, šviežias, atidėsime į šoną. Toliau yra dvi dėžės, kuriuose yra šasi elementai ir transformatoriai. Tai transformatoriai yra sudėti į atskirą dėžę, nes būtent jie ir sudaro didžiąją svorį būtent šio konstruktoriaus. Mano žiniomis transformatoriai jau buvo iš anksto nudažyti, kad pašalinti rūdžių atsiradusius pažeidimus, nes yra toks momentas, kada ilgai saugome metalo gaminiai sąlygomis, kuriuose gali būti drėgmės, o kaip žinia, aparatas tiesa yra iš Japonijos, tai yra pakankamai drėgna ir yra normalu, kad gaunant aparatus iš Japonijos, kartais matai juose esančius korozijos pažeidimus, būtent rūdžių atsiradusių ant metalinių paviršių, tai toks yra momentas. Tai transformatoriai yra sutvarkyti, kad tiesiog estetiškai gražiai atrodytų viskas, o jau kiti elementai, kurie buvo nudažyti gamykloje, yra nepaliesti ir turi absoliučiai gamyklinę stovę. Pasižiūrėsime, kaip atrodo vienas iš tokių šis elementų. Čia bus pats korpusas, ant kurio montuosis visi elementai, lempos taip pat. Matosi, kad lizdai jau yra užknėdyti, tai yra paruošti naudojimai. Reikės tik tai viską surinkti. Štai taip atrodo jo vidinė dalis. Matosi, kad yra ir šynos, kurios galima bus sujungti laidus, tai čia bus pakankamai įdomus užsiėmimas. Taip pat matosi ir greičiausiai kondensatoriui skirtas laikiklis. Viskas taip pat fainai atrodo. Bus pakankamai įdomu stebėti, kaip aparatas iš tokio kaip gims aparatas iš tokio konstruktoriaus. Ir tuo pačiu metu bus gana įdomus turinys. Atidėsiu į šoną. Pažiūrėkime, kas dar yra dėžutėje. Čia mes turime dar keletą šasi elementų. Jo dėžutė pas mus yra tuščia, daugiau tenais nieko nėra. Tai iš šasi elementų pas mus
Yra dangčiai, transformatoriaus dangtis, kuris turi vienai pusėje perforaciją, skirta vėsintis transformatoriams, na, kita dalis tiesiog uždengs pačius transformatorius. Ir taip pat dar vienas, matau, kad yra dangtis, čia greičiausiai bus jau pačiom lempom uždengti, nes jisai yra iš visų pusių perforuotas. Matosi, štai taip atrodo jisai. Turės labai fainą spalvą. Čia viskas yra gamykliškai, va tokios spalvos. Gana dailiai atrodys. Ką mes toliau turime? Tai turime toliau kitus komponentus. Tai čia yra netgi lydmetalio pridėta, labai faina. Toliau pas mus yra visokie laikikliai, laidai. Matosi kondensatorius ir reikės būtinai patikrinti. Yra amerikietiškis Mallory. Toliau vėlgi laidai. Toliau potenciometrai, vėlgi kondensatorių matau elektrolytinių yra ir didesnės talpos ir mažesnės. Toliau kas čia pas mus dar yra? Yra dar ir indikatorius, leidžiantis nustatyti biesą. Štai taip atrodo firminis Maranso. Nu, fainai, čia viskas sukomplektuota. Tai vat viena dėžutė pas mus yra tokie komponentai. Tai pažiūrėsime kitą dėžutę. Viską čia toli neslėpsiu, nes netrukus reikės viską išdėlioti ir užsiimti. Tai čia yra kiti pasyvūs komponentai. Matau, kad yra kondensatorių, rezistorių, diodų rinkinukai. Toliau, jo, tai čia visi tokie pasyvūs komponentai yra sudėti. Gal visko netrauksiu, nes čia dar yra tų makaronų nemažai. Tai esmė yra tokia, kad čia tiesiog yra sudėti pasyvūs komponentai. Kas yra trečioji dėžutė. Trečioji dėžutė pas mus yra laidai, terminalai akustiniam sistemam pajungti, varžteliai, tarpinės, įvorės, poveržlės, žodžiu, tokie visokie dalykai. Matosi, droselis yra įdėtas irgi, nelietuotas, nieko, absoliučiai naujas. Taip, toks yra fainas rinkinys. Ką, kviečiu sekti mano kanalą. Bus įdomus pakankamai ir ekskliuzyvinis turinys apie patį surinkimą šio stiprintuvo. Galėsite pamatyti, kaip atrodys visas procesas. Ir tikiuosi, kad bus įdomu. Kol kas, iki.